Gyvenimas nesustoja. Judėkite laisvai ir patogiai su moderniu elektriniu transportu. Lai kiekviena jūsų kelionė tampa malonumu. Sveiki, esu Gytis iš austera.lt. Šiandien pakalbėsime apie elektrinį transportą, kurį ypatingai yra pamilę senjorai. Ir ne tik. Tai sparčiai populiarėjančios elektrinės transporto priemonės, kurios padeda judėti laisviau ir būti jums nepriklausomiems. Nesvarbu, ar jūs norite nuvykti į parduotuvę, o gal pas draugą, o gal į žvejybą. Nuo šiol judėkite laisvai ir nevaržomai kiekvieną dieną. O kuogi jos skiriasi ir kaip įsirinkti jums tinkamiausią elektrinę transporto priemonę, sužinosite pažiūrėję šią video apžvalgą. Visą elektrinio transporto asortimentą ir detalę informaciją rasite mūsų elektroninėje parduotuvėje austera.lt. Taip pat galite kreiptis į mūsų elektroniniu paštu info@austera.lt arba paskambinę mums telefonu 0666 08 27. O jei norite pamatyti gyvai, atvykite pas mus į Alytų ir išbandykite jį patys. Tai vienas populiariausių elektrinių triračių MS03. MS03 turi itin talpią bateriją 20 Ah, su kuria įveiksite vienu įkrovimu iki 50 km atstumą. Variklis 1000 W. Jis leis įsibėgėti jums iki 25 km/h. 1000 W variklis nereikalauja vairuotojo pažymėjimo, tad su šiuo elektriniu triračiu galėsite važinėti ir neturint vairuotojo pažymėjimo. Taigi, pabandykime atsisėsti. Jūsų patogumui galima atsilenkti rankų porankį ir be jokių trikdžių atsisėsti. Sėdynės apločios reguliuojasi į jums patogią poziciją. Pasižiūrėkime į šio elektrinio triračio ekraną. Šių metų modelis turi atnaujintą ekraną, ant kurio informatyviai galite matyti greitį, baterijos lygį, pavaras ir nuvažiuotą atstumą. Šis modelis turi 3 pavaras, kurias galite lengvai keisti šio mygtuko pagalba ir kiekvieną pavarą matyti jūsų ekrane. Taip pat turi modelis trumpas ir ilgas šviesas, jas galite reguliuoti mygtuko pagalba. Taipogi turi posūkių mygtuką, įjungę posūkį matysite ir savo ekrane, jog jums migsi posūkis. Turi garso signalą, turi atbulinę pavarą, kurią įjungus ant ekrano užsižiebia R raidelė ir pypsi signalas. Pasukę gazo rankinėlę, važiuojame atgal. Priekyje yra patogi daiktadėžė, į kurią galėsite įsidėti telefoną, vandens buteliuką, raktus ar piniginę. Gale turim itin didelę daiktadėžę, kurią raktelio pasukimu atrakinsite ir užrakinsite. Antra daiktadėžė yra po sėdynę. Joje randame sertifikatą, pakrovėją ir instrukciją. Sertifikatas leidžia elektrinį triratį registruoti, bet registracija neprivaloma. Priregistravus elektrinį triratį galite susigrąžinti iki 1000 eurų per AFMA paramą. Atnaujintoji MS03 modelio versijoje įkrovimo jungtis padaryta itin saugiai. Atidarykite pirmą dangtelį, atverkite antrą ir įjunkite pakrovėją. Turi itin gerą amortizaciją, didelius 16 colių ratus ir diskinius hidraulinius stabdžius. Šis elektrinis ratis komplektuojamas su 2 skirtingų tipų baterijom. Tai būtų švino rūgšties baterija arba ličio jonų. Turime MS03 brolį dvynį, tik truputį didesnį, MS04. Kuo jis išsiskiria? Kad turi 2 sėdimas vietas. Galėsite su šiuo MS04 modeliu važiuoti dviese. Visos funkcijos, galingumas, baterijos talpa yra identiškos kaip MS03, tik išsiskiria, jog turi ilgesnę bazę ir 2 vietas. Šio modelio sėdynės reguliuojasi porankį, kilnojasi aukštyn žemyn, abudu. Taip pat dėl patogumo užlipti keleiviui, šią sėdynę galima nusilenkti ir patogiai pakėlus koją užlipti gale. Sėdynę atstatyti į pradinę jos padėtį. Matote, puikiai tilpu
ir patogiai galiu keliauti su savo artimuoju. Galinė sėdynė taip pat reguliuojasi, galiu atsistumti atgal arba pasistumti į priekį. Kaip ir minėjau, šie du modeliai yra tarsi broliai dvyniai, tačiau jeigu planuojate kelionės dviese, rinkitės dvivietį MS04 modelį.